Labą dieną. Lietuvai linkėjimai iš Neringos Kuršių nerijos. Pasaulio lygio UNESCO draustinis. Šiandien man sukako 63 metai. Nebe jaunas, bet kaip matote, laikausi po prisikėlimų iš numirusių sausio 6 dieną ligoninėje. Taigi, vaikščiojimas, keliavimas yra gyvenimo variklis. Ponai, kol bus pasaulio lietuvių nacionalinis streikas, 72 valandų paleisti Seimą, kuris 27 metus nuskurdino Lietuvą, ruoškimės pasaulio lietuvių nacionaliniam streikui. Likviduoti politinę ir teisinę korupciją. Mes privalom padėti valstybei, tautai, savo ir generalinei prokuratūrai apsivalyti nuo korumpuoto brudo. Sėkmės, iki pasimatymo. Labą dieną, mergaitės. Labą dieną. Iš kur būsite? Šilnus. Kuo mergaitės vardu? Milda, aš Raminta. Tai ką jūs čia veikite Žemaitijos pajūryje? Grožimės Baltijos vaizdais. Jo, čia yra labai gražu. Pasakiškai. Kaip jūs neapsirikote? Na, tai kaip mergaitės gyvenimas? Studentai, ar dirbam, kaip čia? Dirbat? Atsiprašau, pasaulio lietuvių žiūrovų. Aš maniau, kad jums yra metų 15. Apsirikau. Šiek tiek. Reiškia, kad mes vairuojam. Velnias ir gėda, bet yra kaip yra. Tai kaip jūs dabar galvojat, kas čia bus Lietuvai? Ar gerai Lietuvai, ar blogai, ką reikia keisti maždaug? Jaunimo kokie reikalai, problemos kokios yra? Oi, platus klausimas, labai žinot. Šie priemonės nėra laisva norma. Pavyzdžiui, ką patys nori, kad būtų geriau Lietuvai? Kad jauna moteris, mergina, ką jūs galvojat? Ką jūs norit? Kas būtų geriau valstybėje, politikui, socialinės sferai, maždaug architektūrai? Karjeros galimybė, švietimo sistema turbūt pats pirmiausias dalykas, kurį reikėtų tobulinti. Nuo švietimo sistemos, viskas prasideda. Pataikite 20. Nes viskas prasideda, tie patys ir tėvai mūsų kaip yra auklėti, taip ir mes auginame. Viskas yra šeima ateina, mokslas taip ir susideda, toks ir mūsų suauga. Tai nuo švietimo. Man pavyko išpapuolti tarp rimtų mergaičių papuolti. Iš Vilniaus, bet Žemaitijai, ant Klaipėdos jūros krašto. Matot, kur miškas važiuoja į jūrą, maudys tai, matot, medžiai važiuoja į jūrą, reiškia slegia gamta. Taip emigruoja lietuviai. Gerai mergaitės, toliau važiuojame. O būtent švietimo temai, ką jūs kalbate keisti? Iš tikrųjų, pats mokykla, pavyzdžiui, pas požiūris, ar ne, kas ko yra mokoma, tai yra labai daug teorijos. Labai ko trūksta mokykloje praktikos, praktinių dalykų. Ir kad vaikai tiesiog mokėtų, išeitų į gyvenimą šiek tiek su socialiniais įgūdžiais, kuriuos galima taikyti, konkretesniais. Mokoma labai daug ir apie viską, bet kartu ir galbūt nereikalingos. Daug yra informacijos, tai šiek tiek susisteminti galbūt reiktų ir Jūs turite, reikėtų keisti vadovėlių sistemą. Pradinė mokykla ar vidurinė? Ar pilnai? Kita? Ne, aš tai, pavyzdžiui, kalbu konkrečiai apie praktinės užduotis, kad trūksta labai praktinių prisiliesti. Mažiau teorijos. Chemija, fizika. O kaip galima būti, jeigu Kaip jūs galvojat, mūsų Seimas atsiprašau yra impotentinis, jisai niek nedaro, ar švietimo ministerija, kas čia kalbasi? Seimas užsima niekais dabar, turėčiau pasakyti. Laisvė rock'n'roll. Vėl pataikė mergaitės į 10-tuką. Teisingai. Užsima niekais ir iš tikrųjų, kas daugiau, jeigu nepasakysim, kažko neparodysim, galima taikiai parodyti labai puikus protesto pavyzdys, taikus koncertas. Na tai vis tiek, mes turim kažkokią iniciatyvą, mes rodom, kaip galima kažką. Tik lietuviam reiktų daugiau draugiškai ir atvirai kalbėtis ir... Jo, bet dabar Grybauskaitė neleidžia, kaip Stalino laikais. Ne taip, tu esi prieš Rusiją, tu esi anti, taip toliau.
yra gąsdinamas, čia karas bus, taip toliau, čia yra pinigų plovimas, aš galvoju. Bet, mergaitės, aš pats mitingavau prie Seimo, reikalavau įteisinti prokuroro atsakomybę, advokato atsakomybę, taip, reiškia, teisėjų. Per 27 metus nesugebėjau, kas čia per Seimas yra. O taip toliau, nu čia viskas ir eina, ir švietimas taip toliau eina. Atsakomybės nėra. Sakyk, mergaitės, o jūs patys gal dirba toj sferoje? Ne. Lietuvos gyventojai. Добрый день, уважаемые lietuviškai žiteliai. Jums linkėjimai iš Turkijos, iš Antalijos krašto. Birželio mėnesyje praeis 3 euromaidanėliai repeticijos prie vyriausybės, prie Seimo ir aplinkos ministerijos. Prašom dalyvauti. Tai bus tik repeticija. Esam padarę pareiškimą 3 kartus Vilniaus savivaldybei, kad pravesti pasaulio lietuvių nacionalinį 72 valandų streiką. Likviduoti politinę ir teisinę korupciją. Žaidimai baigėsi. Turime keisti teisinę sistemą iš esmės. Teismo sprendimai nevykdomi. Prokuratūra atsirašinėja kaip paštininkai. Išbėgo žmonių 1 milijonas iš Lietuvos. Įsivaizduojate? 1 milijonas. Kasmet dingsta iš Lietuvos Marijampolės miestas. Kasmet dingsta Plungės miestas, nes nuo kraujagyslių problemų miršta vyrai. Tai yra faktiškai dingsta Plungės miestas. Tai yra žiauri situacija. Mes turime keisti sistemą teisinėmis priemonėmis. Todėl ir vadinasi Euromaidanėlis. Mėlyjeji, dalyvaukite. Padėkite savo vaikams. Linkėjimai iš Turkijos. Iki pasimatymo. Labą dieną. Ar galim pakalbinti Žemaitijos jaunimą? Iš kur esate? Iš kur? Iš Kretingos. O, tai saviškai, kaip ne? Paleisti mašiną. Praleisti mašiną, jo, tai pravažiuoja. Aš noriu pakalbėti, kaip jaunimas gyvena ir ko jaunimas nori šiandien. Kad būtų geriau, jo. Iš ko? Kuo jūs vardu? Tadas. Jūs? Gvidas. Kaip? Gvidas. Jūs? Ieva. Agnė. Jūs esate iš Kretingos, jo? Aš iš Telšių. Jūs Telšių, čia visi savė. Aš irgi noriu paklausti jūs, kam visi krūvo, gerai? Iš saulė, va. Čia labai geras vaizdelis yra. Prie valtelės, va, kaip tik labai fainai. Aš jums duosiu pavizitinę kortelę, kai mūtų aišku, su komis bendrauja. Ačiū. Ja, kas tam dar negavo? Ačiū, 2 turi. Jums vieną. Galim. 3 turi. Aha. Aš dar jums galiu dar. Ne. Turėkit. Turėjau spalvotą kažkur tai. Spalvotą. Gali, žinai. Neškite turbūt. Duosiu vieną. Aš angliškai yra. Praeitą kartą pravažiavom iš Turkijos. Šitai. Tai jaunimas. Gal papasakot, ko jūs norite dabar iš Lietuvos valdžios? Matėmėsme, aš mitinguosiu, aš vadovauju pasaulio lietuvių streikui. Mitinguosimės Vilniuje prie vyriausybės, prie Seimo. Norim sugrąžinti milijoną išeiviją. Sunkus atvejis yra, panašu į utopiją, bandysim. Mes patys išeiviai. Va, Atostogaujam. va. Iš kur jūs esate dabar? Iš Liverpoolio. Iš Liverpoolio. Ok, tai. Va taip, ar turi draugų, taip bent. Jūs visi? Ne, tik mes. Jūs dviese, jo? Bet jūs tai galvojate išbėgti, jo? Ne, mes. O, matai, va čia, va, gerai. Tai gerai. Kodėl jūs išbėgot? Ar darbo nėra, ar teisybės, dėl ko maždaug? Darbo ir yra, bet Maža moka. gerai apmoko mane. Teisingai. Bandėm grįžti. Buvom grįžę porą mėnesių. O jūs būtent ką baigėt, ar mokotės? Baigėm viską. Mes Baigėt? viską baigėm. Tokie jauni, o ką baigėt? Ne tokie jau Ai, jauni. ne, mokyklą baigėm. O Profesija. Tadas baigė profesinę mokyklą. Santechniką. Santechnikai. Nu, mat, tam aš irgi savo laiku baigiau Vyšnių aukštąją. Buvo techninė, buvo savo laiku, taip. Tai jūs dabar grįžti Lietuvą negalvojat, jo? Ne. Nelabai. A jūs? Ne. Jūs ten vienas kartu Liverpool'e, jo? Ir negalvojat, o kaip kiti jums teikęs jaunimas kitur yra? Ar teigiama, neigiama Lietuvą? Kokios problemas yra? Ne vien tai, reiškia, pinigai, kas nors dar gal teisingumo nėra? Prisimeni buvo, kai mes grįžom, pažiūrėjau, registruotis nelabai, tai galim čia. Nes
jeigu mes nuomojamės kažko nors būtą, mes negalim prie jo prisiregistruoti, nes... Lietuvoj? Lietuvoje, nes nuomotojai nenori deklaruoti kitus Jo, žmones. jis nori nalievą. Ir mes gaunam kaip neregistruoti Lietuvoje. Supratau. Tokia minusas yra. O kaip aplamai, jaunimas skriaudžia Lietuvą valdžią ar kaip? Manau, Turi kalbėti, matot, mano Šiaip, partija yra, man televizija yra antikorupcinė, prieš valdžią, prieš prokurorus, prieš teisėjus, atvirai, prieš Seimą. Mes einam prieš plauką, labai esam nepopuliarūs, bet atvirai einam. Nu, kaip jūs galbūt, ko reikėtų jaunimui, kad grįžtų namo? Arba čia dirbtų Lietuvoje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje? Ko reikėtų? Manau, Kažkaip asmeniškai, reiktų daugiau šansų duoti, manau, kad labai išsikelia didelės, labai tarkim, ieškai darbo reikalavimus. labai sunku rasti, nes jie nori patyrusi labai, o tarkim, Jo. kaip tu gausi tą Kaip tu patirtį, jeigu patirsi? nepriema. Tai labai teisingai, labai teisingai. O jeigu dirbti už minimumą, labai sunku yra išsinuomoti Sunku, kažką, gal, išlaikyti, mokesčius mokėti, Šeimą šildymą mokėti. kažkaip net baisu kurti kažką. Aš jūs suprantu, kadangi aš pirmasis Tarybų sąjungoje Lietuvoje pastačiau privačią gamyklą Klaipėdoje, vadinasi, tarptautinė išradimo dygimo gamykla. Turėjau apie 500 darbuotojų, man daug maž davė iš kalėjimo, duodavo, tai laikai būdavo, jo. Tai tas problemas jūs puikiai žinau. Tai jūs dabar negalvojat Lietuvą grįžti daug metų, jo? Nu, ne. Nu, kažkaip nemastom. Ir Kol kodėl, kas viskas gerai mums ten, tai ne. įsivaizduoju, daug draugų ten turiu. Aš neužilgo atvyksiu į Angliją, Norvegiją, Airiją, Dubliną, taip pat paimti interviu ir grąžinti, nors mintį į Lietuvą pradžiai. Tai jūs negalvojat grįžti, jo? Ką galite palinkėti Lietuvos valdžiai? Proto. Proto, čia teisingai, mes prieisim prie mergaitės, o dabar Lietuvos valdžiai reiktų jaunų žmonių labiau, Jo. kad skleistų idėjas, Pačiai valdžiai jau. kad atstovautų jaunimą labiau. Bet- Gan tai klink, kad jaunas žmogus ateina tave nusodinti Seime. Jo. Nes neleid tau reikštis, jie senieji neleid visiškai reikštis. Reiktų keisti iš šaknų visą valdžią. Daug reikėtų. Va, Keisti. tavo tamsta, ką mes sudarysim dabar? Aš pašiau 3 pareiškimus savo partijos vardu, Žemaitijos prezidento, parlamento, negavo leidimo. Jie bijo. Vadinasi, Aero Maidanelis numeris 2. O kaip Kyjeve, mat man žmona yra iš Kyjevo, tai aš važiavau, apsižiūrėjau, kaip yra, bet pažadam be karo, iškia, bet aštriai labai. O jūs nemanote, kad Seime ir vyriausybėje sėdi tokie dėdės breždeminiai, Brežnevo laikų tokie senbeždžiai, kurie nemąsto visiškai nieko. Komunistai, tokie konservatoriai, kaip jūs galvojat, ką reikėtų? Man ten iš viso yra cirks, ten jie labiau su savim pykstas savo, ne Jo. kad kažką Jo, normalaus tarp sugalvoja. savęs labai pykstas. Ar pastebėjai, darbo kodeksas varsto vos ne metus. Prie naujo, prie seno pradėjai, prie naujo dabar užbaigė. Jo. Kodeksą, tai ko šį prasėjimas yra? Labai ilgai, o toks dalykas tvarka tikrai neturėtų tai būti. Supratau, dabar aš einu prie antro jaunimo galo. Va, čia Kovaltis stovi čia, viskas gerai. Čia eis paplaukit po ežerą. Gerai, protingai. Nu, taigi dabar, kur jūs dabar gyvenat? Kretingoj? Klaipėdai gyvenu. Klaipėdoj. Aha. Ir bėgt negalvojat. Ne, buvom bandę, bet nelabai kas pavyko, tai čia Galbūt dėl kalbos galbūt. Ne, kalba viskas gerai su kalba. Tik šiaip. Matyt, nelemta buvo. Gal netinka jų angliškas mentalitetas, skupumas. Ir tokie biškia žagarus yra anglai, ne? Ne, nu taip gavos, kad grįžom ir viskas. Viską bėgi, žemaitiškai, jums labai tinka žemaitiškai. Mokat, nebijokite. Aš jau nebemoku, bet aš kažkaip atvirai. Vat man reikėtų išmokti iš naujo. Aš tai gimiau čia pat netoli, čia pa jau Kolūky gyvenau, dirbau kaime. Sakytamsta, jūs kaip siejat Lietuvos ateitį? Ar darbas, ar gamyba, ar kokia maždaug profesija, kokia sfera? Aš dirbu pagal specialybę savo. Jūs dirbat? Jo, aš audite dirbu. O, su jumis Dabar dirbau, dabar išeinu į kitą įmonę dirbti. Žinoma, pavojingai bendrauti. Aha. Va, tokių jaunų Lietuvos valdžia bijo. Nu, bet kaip sakau, aš tik per pažįstams irgi įsidarbinau. Taip. Nes kitaip aš nebūčiau įsidarbinęs. Aš tęsiu jūsų mintį. Aš ko reikalauju vyriausybės prezidento Seimo. Į Vilniaus vyriausybę valdžią papuolė. Tik tai Vilniečiai, Kauniečiai, o kur Žemaitija, ne? Taip. Štai, kad suko nėra. Tai čia yra korupcija, aukščiausio lygio. Vis pasakot pablato, kito kelio nėra. Viso gero, viskas gerai. Reiškia, sakytams, tai kaip jūs galvojate, ko reikėtų Lietuvai Žemaitijai, kad būtų gyvenimas geresnis? Vienimas kuo geresnis. Iš tikrųjų, aš atvirai pasakysiu, Seimo aš nesidomiu. Nu, aš tik kas ir naujesnis sprendimai, dar aš nepažįstu Seimo, man neįdomus yra.
tik kas pasikeitimai nauji vyks ir tiek klausaus, o man neaktualu jie yra. Nu, Bet aš siūliau, mane nušvilpė, aišku, aš siūliau jaunimą, daugumai Seimą, jaunimą į vyriausybę. Nes tai mūsų Brežnevą yra seną mąstymą, nesupranti visiškai nieko, savi žiūrė. nu kad ir tą jauną žmogų priimt, nu ir kas jį nusodins taigai. Ne, reikia daugumos Aišku, kaip tą patį visą, čia nepakeisi nieko čia jau. Kaip nepakeisi, palaukit, žiūrėk per televiziją dabar 16 birželio. Aš būsiu prie Seimo, vyriausybės ir vieno ministro aplinkos, o 22 būsiu prie generalinio prokuroro ir prezidentūros. Kaip jūs galvojate, dabar aš vakar parvažiavau iš Turkijos, iš pasimatymų dalykinį jo, ir žiūrėjau televiziją, kad iš Lietuvos bėga verslininkai, daro kompanijas Estijai, reiškia dėl mokesčių. Kaip jūs galvojate, kas čia yra? Ar smegenų nėra Seimui, ar vyriausybei, ko čia trūksta? Lengvesnis gal sąlygos tiesiog. Bet ten, aš manau, yra normali mokesčių inspekcija. Aš provokuoju, jūs noriu išpešti. Kiek žinau, labai sunku pradėti tą yra verslą čia. Ir kiek girdėjau, o kitos šalyse žymiai paprasčiau. Ir mokesčiai. Taip. Lietuva dabar yra faktiškai policinė valstybė. Baudos. Nu kągi, jaunimas, aš labai atsiprašau už naglą sutrukdymą. Aš jūs įdėsiu, galbūt jau rytoj po pietų. Matysi, man telefonas viskas yra ir kartu atsisveikinu. Ir jums linkiu sėkmės, nepamiršti Lietuvos ir Žemaitijos. Viso. Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją, prieš prokuroro teisėjų korupciją, prieš savivaldybių pareigūnus, kurie vadė, jisai kopti paima ir suvalgo, be problemos. Čia iš Kuršių nerijos. Labai geras paukštis, nebijo, dresiruotas yra prieš korupciją, atskrenda bet kur ir paima, ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. Opa. Nu, vперед. Ай-яй-яй, Корморан, давай, skrisk į Vilnių, Seimą, skrisk į Seimą, tvarką įvesi. Viską. O jis problemas. Ponai, linkėjimai nuo Žemaitijos visuomenės parlamento ir antikorupcinės partijas. Mes rengiame pasaulį lietuvių streiką. Lietuvos žmonės. Aš jūs kviečiu prie Seimo atvykti birželio 22 dieną pusę 11 ryto. Kelsime tautos 27 metų nevykdomų klausimus. Arba, jei nevykdys per 2 mėnesius, skelbsime tautos mitingą, kad paleis šį Seimą. Reikia keisti sistemą iš esmės. Matau, kad čia yra staigmena. Lietuva eina į šią prarąją. Čia yra Kuršių nerija, Juodkrantė. Tai yra labai labai gilu. Lietuva skęsti milijardinėse skolose. Prezidentė nulis, vyriausybė nulis, Seimas nulis, generalinė prokuratūra elgiasi kaip Anglijos karalienė. Niek nereaguoja, atsirašo kaip paštininkai. Ta sistema yra bankrutavusi. Reikia keisti iš esmės. Ateikite, bus labai karšta, bus gigantiški plakatai 22 birželio pusę 11 ryto. Na, o prie generalinės prokuratūros mes tęsime dialogą, taip pat pusę 2 reikalaujant patraukti atsakomybėn garbingus kietos valdžios vyrus, minimum 8 vyrus. Jeigu generalinė prokuratūra nesureaguos, visi etapai yra praeiti. Patikrinta prokuratūros, teismų, nieks nereaguoja, tyčiuosi. Todėl iš Lietuvos išbėgo lauk vienas Blenos gyventojų. Aš pasakiau atsakingai, aš esu Romadenėlio vadovas. Viskas. Aš esu nukentėjęs, Lietuvai daugiausia nukentėjo minimum nuo valstybės. Atėmė turtą, 1, 2, kurio vertė yra 800 000. Valstybė reketuoja, genocidas oficialiai.
Aš būsiu vardu Justinas, Jusko vardu. Deividas. Taip, čia kamera. Noriu paklausti, jūs čia dirbat ar poilsiaujat? Uždarbiauju. O, dirbat, aišku. Tai o studentas, moksleivis, kaip čia? Moksleivis. Moksleivis. 11 pabaigęs. 11. Oho. Visi bėgi į užsienį, o kodėl pats nebėgi į užsienį? Atvykai iš toli? Iš Naujosios Akmenės. Aha, nuo Akmenė. Nu, Akmenė. Nelabai toli, bet ir nelabai arti. Plateris, supratau. Tai ką baigėt? Kaip ką baigiam? Ar mokins, ar dirbot kaip dabar? Dabar pabaigėm 11 klasių. Ir tiesiog atvykom vasarai uždarbiauti. Aha, plateris. Taip. Reiškia, o kokie tikslai ateityje? Iš Lietuvos bėgti ar Lietuvo mokintis? Kol kas planai pasilikti Lietuvoje. Mokintis Vilniuje arba Kaune aktoriaus profesiją. O, tas ir gerai, girdėt. Lietuvos jaunimas, ypatingai Žemaitijos, nebėga iš Lietuvos Žemaitijos. Mokinsis Lietuvoje, Vilniuje arba Kaune. Čia yra pagirtina, ir dar dirba Žemaitijai. Va, tai yra mūsų ateitis. Į kokias specialybės reikia aktorystės? Ta prasme, scenai dirbti. Ne kine, bet Scenai. Taip, Reiškia, realiai reiškia vaidinti, jo? taip, vaidinu. Kaip jūs toks patraukimas, jūs gimdymis ir pats jūs esate? Aš tiesiog nežinau, galbūt tas visas, ta meilė visa atėjo iš senelių dainų lietuviškų, iš tėvų dainų taip pat lietuviškų, iš tokio, na turbūt meninio šeimos pasaulio galbūt. Aš tai nežinau, tas meilė menui ir Lietuvos menui, tai tiksliai Lietuvos menui, tai jau nuo pat vaikystės. Jo, čia pas patį matasi labai jauni, kiek metų turit? 18. 18 metų, bet mintis yra gana prasmingos. Čia jau rimtas žmogus bręsta, sakys atvirai be pagirimo. O kaip mokotės, kaip sekas mokslai? Labai gerai, kitais metais pretenduosiu į atestatą su pagirimu. O, matot Lietuvą, tokie žmonės mokas labai gerai, įdirba tokią darbą, matot, pjauna žolytę už kapeikas, tai yra labai pagirtina. Tai yra super. Mes atvažiavome irgi pakeliui su žmona iš Latvijos čia. Nėra mašinų, bet matau pats dirbi, gal prieisi prie naglą pakalbinsiu. Va, pasirodo, tu esi būsimas aktorius, reiškia, vėliau ateityje nukreipsi mūsų tautą protingą linkme, reiškia, kad lauk nebėgtų. Jo, protingą linkme, kad lauk nebėgtų, kad dirbtų, taip toliau, daugiau skiepyti patriotizmą, čia labai gerai. Klausykit dabar, o vis dėlto, reiškia, stosit kietą metų, jo? Taip, taip. O jūs esate vienas iš Akmenės, ar keli esate? Stojantis Jo. į aktorinį? Jo. Į aktorinį aš vienas pats. Iš Akmenės, jo? Iš Akmenės kol kas taip. Tai ir kokioj mokykloj jūs mokotės? Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija. Ramučių gimnazija. Gerbiamą direktorių, ypatingą dėmesį šiam žmogui, aš atsiųsiu asmeniškai jūsų mokyklą, visas mokyklas, asmeniškai paštą, kad būtų šie filmai peržiūrimi ir būtų užlaikymas toks jaunimas, kabus, kuris nebėga iš Lietuvos. O mes dabar pravedėm mitingą prie generalinės prokuratūros Seimo, kad sugrąžinti 1 milijoną gyventojų į Lietuvą. Tai yra utopija, bet mes darom, tai mūsų darom kartu faktiškai. Va, čia labai gerai yra. Ir dabar šiandien yra, kas yra? 5 Liepos, taip? Liepos 5. O kas rytoj bus per šventę? Mūsų vienintelio karaliaus Mindaugo karūnacijos diena. O jie pačiam būtų laiką švęsti, dirbu. Kai išeiginių neturi, tai viskas dėmes darbo vietos ir esi švenčių visi. Ką gali palinkėti Lietuvos jaunimui, kad nebėgtų iš Lietuvos, kad išlaikytų, ką gali patarti savo nuomonę? Lietuvos jaunimui negaliu nieko patarti. Tik noriu paprašyti Lietuvos valdžios, kad pažiūrėtumėt į Lietuvos jaunimą, kuris bėga iš Lietuvos ir galbūt kažką padaryti, kažką sustabdyti, kad mes pasiliktumėm čia, kad būtų noras pasilikti ir neskristumėm į Angliją, Airijas ar dar į kokį velnį, o pasiliktumėm mūsų brangioj šaly Lietuvoje. Va, čia liečia Seimą
kurį mes vadinam tautoj Gariūnų filialą, kur įstatymai yra labai nekompetentingi, būti. Dėl to iš Lietuvos išbėgo žmonių apie 1 milijonas. Ir mes nusižudėm daugiausia Europoje. Ne dėl to, kad esame durni ar kvailiai, dėl to, kad mūsų valdžia taip elgėsi. Prašom išgirsti mūsų jaunimą ir viskas bus gerai. Labai tada ačiū, Dėkuoju. sėkmės ir iki pasimatymo. Iki. Iki visų. Labą dieną, Lietuvos žmonės, brangioji išeivėje. Šiandien yra labai istorinė data. Ne tik vokiečiai užpuolė Europos Sąjungą, bet ir mes, antikorupcinė partija, Žemaitijos parlamentas pravedė 2 strateginius mitingus prie Seimo, įteikdami 66 dienų ultimatumą padaryti namų darbus, kad į Lietuvą sugrįžtų išeivija. Ten yra mitingų video foto. Žiūrėkite, nuo rugsėjo mėnesio renkasi visa Lietuvos tauta į tautos pasaulio išeivijos streiką, kad pakeltų valstybės ekonomiką, grąžinti išeiviją, atkurti teisingumą, grąžinti turtus ir pasodinti korumpuotus pareigūnus. Prie generalinio prokuroro taip pat pravedėme labai garsų mitingą. Tarp kitko, darbuotojai mus palaikė, labai šauniai, normaliai atsiliepė negu Seimas. Seimas tai yra Gariūnų turgaus filialas. Todėl pranešu, kad rytoj, būdamas Klaipėdoje, įteiksiu prokurorui su parašu iškelt baudžiamą bylą dėl 10-12 faktų. Tai ne juokas, ponai, prasidėjo oficialiai Euromaidanėlio įspėjamieji protestai. Oficialiai saugojo policija, plakatai buvo, kalbėjom, muzika buvo, visi spectarnybos filmavo. Mano užvaldė valstybė. Prašau prokuroro atnaujinti terminus, kelt baudžiamas bylas. Pažiūrėsime, kaip pasielgs ponas Evaldas Paškelis, mano žemietis, prokuroras. Palauksime. Ačiū, iki pasimatymo. Atsibuskime. Tauta jau subrendo kovoti už save. Tauta nebenori žudytis, nebenori vykti daryti kompanijas į Estiją, nebenori bėgti į užsienį. Tauta nori gyventi tėvynėje. Taigi, mylėjai, turime ateiti visi nuo rugsėjo prie Seimo. Jei Seimas nevykdys 10 pažadų, Seimas tikrai bus paleistas teisiškom priemonėm. Teisiškom. Taigi, baigiu Euromaidanėlio pakeliui namo informaciją. Man dabar spėjo, kad mane gali nužudyti. Netikiu plepalais. Bet kada kam miške įvarį miestų, yra neramu. Iki pasimatymo, mėlyje. Tavo siela žydi, oi draugai tau praeities, sąžalas nubrauks. Oi draugai tau praeities, sąžalas nubrauks. Jei pražydo gilėmis tavo mamos sienos, jei margais debesimis moja tau dangus, jei gyvenimo kely nepaliksi vienas, tai žinau, kad tu esi nuostabus žmogus. Tai žinau, kad tu esi nuostabus žmogus. Oi, oi, angelai, laimės tau pavyti. Oi, oi, nevėlai, meilė užklipaus. Oi, oi, amžinai, tavo siela žydi. Oi, draugai tau praeities, sąžaras nubrauks. Oi, draugai tau praeities, sąžaras nubrauks. Oi, oi, angelai, laimės tau pavyti. Oi, oi, nevėlai,
gerai, trumpai, bet be žaidimų, be cenzūrų, gerai, kritikuoti galima, bet be žaidimų, gerai? Okay. Šaukiu aš tautą, protingas galvas, darbo rankų milijonus, statysim fabrikus, atkursim žemės ūkį, duosim žmonėm uždirbti darbą ir uždarbę, vadinasi melagius, baimė šmėklas, skaistyklom palydėsim te padeda mums Dievas, mūsų lietuvių Dievas, viso pasaulio kūrėjas, Tėvas Dievas, valia Lietuvai, mūsų Lietuvai, taikės Lietuvai, ačiū už kantrybę. Atsakyti, Žagusiau, ko jūs vardu? Esu Viltis. Viltis, iš kur jūs esate? Nu ką, ir Vilnius, ir Maišiagala, ir Tryškiai, visur. Čia pirmą kartą einu, visus tai jau pamėsnėti, kad jas žemaitišką to kraują, bet visą laiką aš buvau niekinimas valdininkų, kad aš išdrįsau pasakyti jums. Ačiū. Sėkmės, ačiū už kantrybę. Ačiū. Taip, metai turi Lietuvą persitvarkyti. Aš skelbiu judėjimą ąžuolai, aš einu apie Seimą nuo to kartą, kai Kubilius su Valinsku iššaukė šitos jaunus žmonės, ir nuo tos akimirkas pradėjo žmonės važinėti, aš stovėjau prie teismą, tai mane atveždavo į mano kaimą namo, supranti, policininkai gražiuoju ir taip toliau, atverti bylais, atverti popieriais, vis vien dar gyvas nors šlumas einu ir tikiu, kad Lietuva bus kitokia ir privalo būti kitokia. Užauga nauja, jauna, išsilavinusi karta. Stovėjau, kai buvo četos, kad uždaryti universitetus, kai liepė jaunimui, grįžkit nuo kompiuterio, žiūrėkit arklį į uodegą. Vakar stovėjau, kai giriniai, kurie išpjovė miškus, o pinigų nėra, reikalauja teisių, nes dideli pinigai, reiškia valdžia, žmogus lieka, paprastas kaimietis, negali guvėkų pasirinkti, šakų, juk neuždyka, ne, turi važiuoti Vilnių ir pirkti malkas, o kas darosi su tais visais katilinėm, veža visus, supranti, šiukšlės iš Latvijos, iš Estijos, o pas mus tai buvo. Aš už tai, kad Lietuvoje atsirastų gaspadorius, aš netrokštu nei pinigų, nei valdžioj. Man beliko 15 metų peršti šitoj gražioj jaunoj lietuvėliai. Bet bus permainas ir bus taikės permainas ir duok Dieve, kad jos būtų taikės. Sėkmės į Lietuvą pabusk ir pradėk tikėti, kad dar galima pakeisti, nes užauga nauja karta. O Pirdūnams ministerijai Seime mes turime sugroti išeivį. Ir aš atsinešiu, jeigu bus tokia diena, ir aš atsinešiu harmoniką, ir aš užtrauksiu išeivį, kaip sakė Dauguvietis savo žaldakiniai. Tai matot, kiek metų, ačiū už kantrybę. Ačiū, Vincai, sėkmės jums, ačiū. Taigi, matote, eilinių žmonių balsas eina į dangų. Mūsų visą mitingą matysite mano YouTube televizijoje. Nuo rytojaus. Vadinasi, įeiti reikės taip. YouTube Justinas Burba, Žemaitijos prezidentas. Įeisite, matysite save. Ir bus daug papildomų dalykų. Matys lietuviai Australijoje, Amerikoje, Norvegijoje, Airijoje, Anglijoje. Primenu, kad mes važiuojame į susitikimą su Lietuvos bendruomenė Airijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Tailande, Hongkonge. Ten yra lietuvių bendruomenių, kurie taip pat 2 metus rengia štabus, kad pakeisti Lietuvos korumpuotą santvarką. 2 metus rengiame štabus. Galite įeiti pasitikrinti, tas tarnybos taip pat. Vadinasi www.antikorupcinis streikas LT. Labai paprasta. Kartoju, mes laikome save radikaliausi Europoje politikoje dėl korupcijos ir genocido likvidavimo. Kada valstybėje nėra normalaus konstitucijos garanto, prezidento, teismai sprendimai yra nevykdomi. Ir teisės turtus aferistams be pardavimo.
Tai yra problema registrų centre. Taigi, mėlyjeji, atėjo laikas teisti priemonėm, ateiti iš Seimo nuo rugsėjo ir pareigoti savo Seimą, atlikti savo pareigas. To nedarė 27 metus. Juokai baigėsi, humoras baigėsi. Tie seimūnai nespės greitai keisti pampersų. Tauta nusibodo žudytis ir bėgti iš Lietuvos. Pone seimūnai spėjo, nuo rugsėjo mėnesio jums gali tekti nespės keisti pampersus. Jei Bogu, nusibodo kaip betvarkė. Ką jūs išrenka Seimą, mus apgadinėjate. Dar kas jūs čia valdo? KGB, viską kas jūs čia valdo. Jeigu dar pažadus ir ponai būtinai, įvykdykite, kas jums maišo. Todėl mes jums dabar įteiksime oficialią rezoliuciją dėl Europadanėlio numeris 2 Europoje atidarimo. Neklausinėk, kodėl ir kas, o metų dulkėmis užpūsk klaidas. Nesakyk man viso gero, geriau nebus. Išbrauk be melo kaltės lapus. Nesakyk man viso gero, geriau prisėsk prie vieno stalo. Arčiau širstynų laukus švietė giedras žvaigždės po tiek metų kalne. Pamačiau kartu stovėdom kelios viena ir iš tolo mojuoju ranka. Aš pribėgau, o tu man tėveli brangus, jau mamytės nebėr, o aš dukra. Jau mamytės nebėr, o aš dukra. Jau mamytės nebėr, o aš... Žadai, apgauna. Prokurorai, kaip jūs gaunate? Jūs paveikėte viską, KGB, mums pažada rinkėjams, jo? Ateina ir apgauna mus. Kas šitą tvarka yra? Pavyzdžiui, mes dabar Seimo pareikalavome įteisinti 100 000 referendumo parašus. Tai yra sumažinti didinimą, nes Lietuvoje nebėra žmonių. Liko Maxima, bažnyčios, Seimas, vyriausybė. Maxima gravo. Tai viena. Antra, mes prašome Seimo pratęsti nusikaltimo senatį iki 20 metų, kad nuteis daug prokurorų, nuteis teisėjų, ministrų, kurie dirbo ne valstybei, ne konstitucijai, o dirbo partijoms. Bet taip, viskas, esame nebabijam, nusipolvo laukia. Aš čia mitinguoju 16 metų, o man ką veikti ir ką? Mes turim savo darbus dirbti, bet noriu apginti save, kaimyną, valstybei, tautą, dėl kaip ir jūs. Šiandien mes, rytoj nebus čia, bus pensijai. Ir vėl mitinguose, reikia rasti valdžią, be korupcijos, be mitingų, normaliai, gražiai, solidariai. Taigi, Seimo prašome įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato atsakomybę. Prašome įteisinti merą, savivaldybių tarybos atsakomybę. Dabar Lietuvoje turtingiausi yra tik tai buvę Seimo nariai arba savivaldybių tarybos nariai. Arba esame. Tai įsivaizduojate, jie tapo turtuoliai per valstybės įstaigą. Generalinė prokuratūra atkreipė dėmesį, jų palikome Seimo kopiją rezoliuciją. Toliau. Mes prašome tirti dėl Žemaitijos genocido. Kaip nepaneigsite, turime antspaudą su šią datą. Turime vyriausią teismą
leidimą ginti viešą interesą. Mes vienintelį tėvai, generalinis, vienintelį kur teisė ginti viešą interesą. Ir teismuose daug bylų laimėjimų, 1000 metų žinoma. Generalinis prokurorė, reikia areštuoti visą registrų centro kontorą Šaraštinio, kurie įteisina turtus pavlato be pardavimo. O po to žaidžiu su teismais ant terminų. Atsiprašau, todėl viešai nepaskelbėme Euromaidano ateityje. Rimtai, labai sakingai. Matot, mus filmuoja YouTube televizija. Sakiau, įeikite, rytoj matysite, iš vis Burba Žemaitijos prezidentas. Žmona iš Kijevo. Taip išėjo, kad vedžiau per Maidaną karą. Todėl turiu daug patirties. Generalinis prokuroras, partija yra įkurta padėti valstybei ir generalinė prokuratūrai, ne bet kam, jums padėti. O jūs man galite padėti, atkuoti teisingumą. Tik teisingumą, daugiau nieko. Generalinis prokuroras, mes tada prašome, kad tautos vardu, būkite trigubai griežtesnis prieš korumpuotą šūkę. Mes vis tiek, jeigu Seimas neįvykdys savo pareigų, ko žadėjo per 25 metus, tai tikrai mes ateisime visi tauta, išeivyje ateisime prie Seimo nuo rugsėjo. Bus daugiau negu Maidanas. Aš vadovausiu be karo, be kraujo, teisėtai. Nu, kito kelio nėra. Mes pirmaujam pasaulyje savo žudybės skaičiumi. Mes esam pirmi, ane? Valstybė tą padarė. Privedė. Valstybės pareigūnai nevykdo įstatymų. Nevykdo. Tai viena. Antra. Generalinis prokuroras. Prašau atleisti Klaipėdos apygardos vyriausiąjį prokurorą. Kartoju. Prašau atleisti Klaipėdos apygardos vyriausiąjį prokurorą. Sekančiai. Čia labai rimtai. Prašau, jungkit savo diktofonus. Praversiu. Pernai, kai vienas aferistas mirė, kai užvaldė mano 500 000 turtą, jo, kreipėmės į ministrą vidaus reikalų. Skvernelis atsiuntė jum raštą. Štai čia yra originalai, ateikit čia. Atsiuntė raštą generaliniam prokurorui. Iškelt baudžiamąją bylą dėl Justino Burbos turto užvaldymo. Okei. Bet generalinis prokuroras uždėjo vizą. Berods Vygdas Lapšinskas, neatsimenu, berods. Iškelt baudžiamąją bylą pagal 10 straipsnių. Super, aš šaunuoliai. Bet jūs davėt kilometam, Laimės ir prokuroro apygardos. Jis man grąžino jūsų mažinti atgal. Pas mane yra visi originalai. Jis paskambino į plungę, nutraukė baudžiamąją bylą be manęs, be tyrimo, be pareiškimo per genocidas. Ateikit čia, pakalbėsim, davai, prisim televiziją. Ateikit, kuo jūs bijot, ponai. Aš turiu jūsų originalą, nuotarą patvirtintą. Iškelt baudžiamąją bylą pagal 10 straipsnių dėl turto užvaldymo. Jūs esate šaunuoliai. Bet Laimės ir prokuroras apygardos, vengdamas korupciją, prokurorai teismų nutraukė bylą, viską man grąžino. Nutraukė bylą be tyrimo, be klausos. Tai kaip man nebetringuoti, ką daryti? Ponas Evaldai, būt turtingas, būt mano kairėje. Mums nepatogus yra, tai būt klounai, mitringuoti ir taip toliau. Mes reikalaujam tik vieną, būti griežtas prieš korupciją, prieš genocidą, iškelti daug baudžiamųjų bylų. Jūs dabar gavote prašymą Seimo kopiją, taip? Rytoj aš jam atsiųsiu mailų, kada kalbu, jiem rytoj atsiųsiu. Tai yra dokumentai, yra praėję krūvos numeris yra. Pasiūsiu, kiek dokumentų yra. A jūs jaučiate, į Klaipėdą tai pasibaigė. Jie mūsų žmonės nelaiko. Įsivaizduojate? Toliau, pone Evaldai, mes kreipėmės pernai dėl traktoristo, milijonieriaus iš Pagėgio Komskio. Ten Komskio partikai daro tokias aferas, jomajo. Jums daugiau. Jūs esate Klaipėdos prokuratūrai, vėl nuo Marino.
Kas yra? Kodėl atliekate pašto vaidmenį? Reikia tikrinti vietoje. Faktai. Kumskis yra, vienas yra Pagėgių meras, taip, Kraikas. Kitas buvo Seimo vicepirmininkas Kumskis Kęstas, jo. Ir jie turi partiją Pakšininkų, nelaimingų partiją, Pakšininkų dauguma savivaldybėje. Kaip padarė? Jie užveikė visus plotus valstybinius. Pagėgių parapijai viską, už žemės, už turtus, per kitus žmonės. Mes jau parašė prokurorė, ką man reikalas. Nebūkit paštininkai, dirbk pavelniais, nu. Ir man nepatikėt, žuvusi, bėga lauk, mes nebijom, nesižudom. O tai pas jūsų, aišku, ne faina yra, gėda, kokie tu kelią dara? Ponai, prašom teisybės, teisingumo. Aš jūs ilgai nevarginsiu, baigsiu. Ponas generalinis prokurorė. Jūs matysite šią video tiesiog transliaciją, pas mus blokuoja, matom blokuoja, tai va tiesiai nepraeina, rytoj matysite per televiziją pasaulio mastu. Žaidimai korupcija baigėsi, žaidimai baigėsi. Reikia tėvynę mylėti valstybę, reikia gerbti įstatymus. O prokurorą Hitlerį daro, ką nori, išpindėjo. Generalinis prokurorė, labai prašau jūsų, reikia atleisti visus prokurorus iš apskričių. Kauno, Klaipėdos, Panevėžio. Jie yra prieš darinį mąstymą. Jie net nedirba. Atsirašo viskas. Ir nori, kad mes vis padėtume. Baikit cirkus. Reikia pakeisti ir prokurorus. Jie nedirba. Ai, aš čia kur parašau suspjauti. Ai, nulis. Nes aš netikėjau. Tiesa, prokurorė. Aš išvariau pensiją porą prokurorų. Būtent aš. Ir man kaštau išmeižę. Ir jūs stulbina. Žalia pensija stulbina. Klaipėdos miesto prokurorą stulbina. Išvariau antrą prokurorą Laučių. Čia Stulelis dirba, žinau, taip pat. Tai va, tu išvariau pensiją. Ir prokurorus. Todėl manęs nekenčia, nemėgsta. Ir man turт nežiūri. Žiūri burba. Ir tu tai nežiūri. Ir turtą nežiūri. Nors patys mane pripažina. Keturis nukentėjusių. Prokurorė, ką man reikalas, ir ką? Prašau, atnaujink jūsų terminus va, ir pasadink keletą prokurorų Klaipėdoje. Po to reikalauja atleisti Klaipėdos miesto vyr prokurorę Pucienę. Labai faina panelė yra atleisti. Pavyzdžiui, aš pats parvažiavau iš Interpolo prieš daug metų. Manęs nieks nepagavo. Nes aš tik galvotas žmogus ir nekaltas. Tai vat, jinai buvo vyr tyrėja ypatingų bylų policijoje. Aš tai jo pats, jie man suėmė keturi ir nuvežė tik į sveikatą, įsivaizduojate. Mane suėmė. Ir jūs už tai ją paskirti vyr prokurorė. Super. O tai daug teisinė valstybė. Aš kviečiu generalinį prokurorą, ministras, visus, į televiziją tiesiai. Aš vienas, jūsų 100, gerai? Aš vienas, jūsų 100. Aš laimėsiu, nes aš turiu dokumentus. Aš elgiuosi teisingai, sąžiningai. Tai mus tampo, kokias vagia priešą, yra pagarboj. Ponai, mes jau darom 171 mitingų. Mūsų duodam mitinguoti. Norime gyventi, ne? Mūsų matau filmuojate, labai gerai. Teisingai. Jais lietuvių matys kaimai. Baigiant šį mitingą, prašausiu pas ponę Avaldą, kad mane priimtų. 3 metus patys manęs neišgirdo. Bet man čia tai dirbuoti, viešai. Gal atstovai išgirs dabar, jeigu čia vietoj sėdi, ponas Avaldas, mano žemėdis, ponas Pašilis, ponas generalinis. Mudu dirbam abu kartu MVD sistemoje. Aš anksčiau išdirbau prie Andropovo. Buvau policijos pareigūnas vadovau. Esu išaiškinęs daug nusikaltimų, stambių nusikaltimų. Žmogžudysčių išaiškinau daug kad. Turiu 7 premijas nuo ministro MVD. Pats dirbti MVD. Būti protingas. Iškelti baudžiamas bylas. Atnaujinti baudžiamas bylas. Ne tik man.
tautai, žmonėms. Mūsų tokių Lietuvoje yra 50 000, kurią neįsturbūt tvarka, generalė prokurorė. Šį reportažą matys Lietuvoje pasaulio mastu per YouTube įeiti Justinas Burba, Žemaitijos prezidentas. Tai juokai baigėsi. Kiti reportažai bus tiesiogiai iš Strasbūro, Europos teismo, tiesiogiai iš Strasbūro ir Briuselio. Man labai čia nefaina nutilduoti, labai nefaina. Nu ką daryti? Teisės valstybės nėra. Būtent ši korupcija iš Lietuvos išvarė milijoną gyventojų. Būtent, žinai, prokurorė, keiskite savo arenas, keiskite. Nes tai žydėjai, jie dirba visiškai. Keiskite ir prokurorus apskrityse, miestuose. Duokit jauniem žmonėm darbo, jauniem prokuroram. Jie yra perspektyvūs, bet jie negali dirbti, nes tie prokurorai sėdėjo, jūs paučia, ai vėliau. Po šiai, keiskite visą prokurorą pasidaro. Taigi darbą tai yra jauni prokurorai, kurie moka sąžiningai teisingai dirbti, valstybės naudai. Aš pažadu, kad kaip bebūtų taip, Euromaidanas Lietuvoje įvyks. Būtinai įvyks. Jeigu Seimas iki rugsėjo 1 dienos neįvykdys savo namų darbų, ką žadėjo visą laiką. Žadėjo. Ja, prokurorė, jums bus pareiškimas gerai. Kodėl Seimo nariai meluoja? Kodėl apgaudinėja patį, mane, jūs apgaudinėja? Aš darys tą, tai į Seimą viskas meluoja. Kodėl? Jiems sako, oi, čia esame mažumoje, mes tų žmonės pakeisti galime. Tai ką melavai tada pareikimus, kaip pakeisti? Ką melavai? Aš, jeigu būčiau vienas Seime, tai man visą laiką paplastunskį. Vienas žmogus gali vesti, jis yra švarus, jis yra sąžiningas. Seimas turi vadovautis valstybės naudai. Ar vienas žmogus, ar 3, nesvarbu. Bet jeigu naudinga valstybei, pavyzdžiui, dabar priimti įstatymą, kad referendumai būtų 100 000, o ne 300 autoklų. Tai va, mes pasiūlė vienas kairę už dešinę, nesvarbu. Priimti tautos naudai, kas jiems maišo. Bet viską nepirkti visi mastai. Mes suprantame, tauta stebisi. Pasiskūs nėra kam. Jūs mitinguoja, kas iš to? Jūs nereaguoja, jūs tas taip neišėjo. Nu, ko jūs bijot? Ateikit, aš pašvėtis, ateikit. Nieko bijot, broliai. Čia yra demokratija. Rusija pasaulyje nepatinga, jo? Visą tai žinau, kas tam. Žadėjai mane padariau užmušti, bet patį dėl šviesą atvažiavau. Mėly pareigūnai, būkit geri, nebūkit paštininkai. Jei galbūt lygusių žmonių skundus, tikite, norėkite, kaip prokuroras reikės, atvykite patys patikrinti. Atvykite į vietą, kodėl taip yra daroma. O jeigu žmogus meluoja, daužom bylą, be problemų. Bet nieks nereaguoja, prokurorai nereaguoja, savivaldybės nereaguoja, policija nereaguoja, nėra ką pasiskųsti, ponai. Ką man reikės, kas čia per valstybė yra? Aš sakiau dar kartą, aš esu už Europos Sąjungos sudėtį, pilnai. Už valstybės nedalijimą, už pagarbą valstybei. Bet valstybė negerbė manęs, niek negerbė, daro ką nori. Generalinis prokuroras, baigdamas šią kalbą, labai prašome.
месяца. Хотя многие аналитики отмечали, что уходящая администрация действовала довольно агрессивно по отношению к приходящей и как будто бы стремилась создать определенные проблемы для своих преемников. Дональд Трамп и Мелания Трамп проводили Барака Обаму и Мишель Обаму к вертолету, а теперь возвращаются в здание Капитолия и также заявил, что США будут стремиться к дружбе с другими государствами, понимая при этом, что те ставят на первое место собственные национальные интересы. Мы будем стремиться к дружбе и доброй воле с нациями мира, и мы будем делать это при понимании того, что ставить на первое место свои интересы – это право всех стран, заявил новый американский лидер. При этом он заявил, что Соединенные Штаты не будут стремиться навязывать кому-то свой образ жизни, однако рассчитывают, что он будет сиять как пример для других.